Noriu pasigirti, kad jau štai mokėjimo kortelė pas mane ir aš jau ją atsiskaitau. Uždirbtais pinigais kompanijoje Live Good aš jau atsiskaitau parduotuvėje. Tai štai, pažiūrėkit, be jokios baimės galiu pademonstruoti, kad užsiregistravau sausio 30 dieną ir štai jau pas mane atkeliavo dalis pinigų. Štai mato 320, 75 ir taip toliau. Dalį pinigų aš panaudojau per kredito piniginę, apmokėdama savo ir savo partnerių mėnesinį mokestį 9,95. O kitus pinigus aš iškart pasirinkau, nes mums reikia pasirinkti, kaip mes norėsime išsivesti pinigus, aš iškart pasirinkau savo mokėjimo parinkti Epėjot piniginę. Ir štai užsiregistravau, praėjau verifikaciją ir užsisakiau, dar grįšim atgal, ir užsisakiau mokėjimo kortelę. Tai buvo vasario 3 dieną. Ir štai kortelė visai nesenai, šią savaitę, pas mane atkeliavo ir aš jau išbandžiau atsiskaityti su ją. Štai galim pasižiūrėti į istoriją ir štai matote, kortelėje buvo pinigėlė, aš juos persivedžiau, pasipildžiau, kortelę aktyvavau ir štai atsiskaičiau kovo 9 dieną Norfoje, Jonavoje, sumokėjau 8,90, aišku, 27 centus paėmė transakcijos mokestį, bet tai yra nebaisu. Žmonės, mes jau galim atsiskaityti debito kortelę, kurios nėra, čia nėra pas mane jokio banko lietuviško. Čia yra Amerikos kortelė, išleista Amerikoje ir pririšta Epėjot sistemoje. Taip kad, pirmin, patikėkite, prekės čia yra, aš jau rodžiau į vieną įrašą, kad yra prekės ir gavau prekes ir naudoju prekes. Ir štai matote, iš karto viskas veikia. Nieko nereikia laukti, kol kompanija paleis mokėjimo sistemą, kol kompanija padarys vienintelio, ką mes laukiam, kad Europoje atsidarys prekių paskirstimo punktas. Tai tada mums pigiau kainuos, nes dabar atsisiųsti iš Amerikos iš tiesų kainuoja ir užtrunka laike. Kai prekės bus Europai, mums čia dirbti bus dar patogiau. Taip kad drąsiai kvieskite į kompaniją žmonės. Live Good, pati kompanija, jos pavadinimas sako, kad čia gyvenimas tikrai bus geras. Pirmin, nebejokite, viskas yra, viskas veikia, viskas padaryta, kad jums būtų saugu, patogu ir jūs uždirbtumėt. Tikrai uždirbtumėt čia, nes kas dirba čia, visi uždirba. Iki kitų susitikimų.